Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą ir šiandien toks mažytis siuntinukas, niekutis sakyčiau. Aš jau iš tikrųjų irgi žinau, kas tai yra, tai iš kiniečių parduotuvės, tai yra aksesuaras mobiliam telefonui. Ir kas tai per aksesuaras, to jau pat ir pamatysime. Baltas. Štai ten daugiau nieko nėra, o šį čia mes turim štai tokį Androidą. Taigi, kas čia per Androidas? Tai yra OTG kabeliukas, kurį galima pasiimti į kišenę. Kompaktiškas, mažas. Čia galime atsidaryti, matome micro USB. O kitame gale matome, galime įsistatyti kad ir flešiuką, tarkim. Ar išorinį diską. Ir prisijungti prie kompiuterio. Dabar, kad jums pademonstruoti veikimą, aišku, yra problemytė. Teks vėlgi pasijungti kitą kamerą. Kadangi šį čia, matote, yra Xiaomi Redmi Note 2 telefonas, o kitų Android įrenginių, kurie palaikytų OTG, aš šiai dienai neturiu. Todėl aš jau čia pat išvesiu video apie tai, kaip tai yra daroma. Taigi, tiesiog pasijungėme šį įrenginuką į telefoną, pakankamai ilgas, tarp kitko kištukas, tiks ir turintiems telefono dėkliuką. Ir telefonas automatiškai aptinka, jeigu palaiko OTG, automatiškai aptinka USB flešiuką ir matome, kas yra tame flešiuką iš karto atsidarę file managerį. Galima naudotis, galima įrašinėti video, galima kopijuoti, daryti backupus, viską, ką tik norime. Taipogi, pasijungus tokį device'ą galima pasijungti ir TV tunerį, galima naudoti kaip krovimosi, kaip lizdą kitiem telefonams iš savo telefono. Kainuoja visiškas kapeikas, kažkas apie 30 euro centų, todėl nurodyką rasite tenais. Spauskite, pirkite, jeigu jums to reikia. Taigi, šiandienai vėlgi tiek, kas norite žinoti pirmas, koks bus sekantis video mūsų kanale, žiūrėkite mūsų Instagramą, dalinkite socialiniuose tinkluose, spauskite like, jeigu patiko šis niekutis. Ir nepamirškite prenumeruoti kanalą, jeigu dar to nepadarėte. Kadangi tikrai daug dabar laukit naujų video, naujų apžvalgų, naujų testų ir visą tai bus mūsų kanale. Iki!